Manau, kad rungtynės buvo įdomios. Tik tais labai gaila, kad pradžia mūsų šiek tiek buvo silpnoka, atvirai pasakysiu, ir sužaidėm pradžią, pralošėm atkarpą praktiškai vienas vardas, kas jau nulėmė rungtynių baigti. Šiaip reikia pasakyti, kad kovėmės iki galo, gal ne viskas pavyko, bet pabandėm padaryti iš tos situacijos kaip yra, pabandėm padaryti, kas išėjo, tas išėjo. Galbūt vakar buvo atiduota per daug jėgų ir pritrūko šiandien tos psichologinės ir fizinės. Aišku, čia, manau, vienas iš pagrindinių faktorių buvo tai, kad žalgiriečiai vakar laisvi buvo ir jie turėjo vieną dieną pasiruošti, kada rungtyniauja. Kas kiekvieną dieną, penktadienį, šeštadienį, antrom rungtynėm nėra tiek laiko pasiruošti, vienas dalykas, plus atsistatymas, jie daug šviežesni atrodė, jie daug geriau išnagrinėjo, jie daug labiau norėjo, o mes, matyt, vakar išeikvom nemažai jėgų ir nesugebėjau prikelti žaidėjų, plus prasidėjo traumos ir negalėjau panaudoti Bitinas, kuris šiandien tikrai būtų labai padėjęs. Ką darysi, toks gyvenimas. Galbūt kažką teigiamo galime žvelgti? Aš manau, nebent galėčiau pagirti, kad kovėmės iki galo, nenuleidom rankų, pasistengėm padaryti. Ne viskas gavosi, aišku, bet pliusas yra.